tikrųjų, aš kai vedu paskaitas, kartais būna tokios, ateina dvi grupės. Nu, to pačio modulio, bet tiesiog, kadangi daug studentų, ateina vieni kiti ir visiškai skirtingai galiu papasakoti. Dažniausiai skirtingai ir kažką pasakoti. Tai ir dabar, ką iš tikrųjų jums ruošiausi, galvojau kažką papasakosiu, bet dabar išgirdau kolegę kalbant, visai kitus mintis. Naudoju dirbtinį intelektą. O jums leidžiama mokyklai naudoti? Bet taip oficialiai yra uždrausta? Nu, ne? Taip galite naudoti, ar ne? Nu, per atsiskaitimus turbūt nelabai. Aš taip ir atsiskaitimus irgi leidžiu naudoti dirbtinį intelektą, nes nu, tai mes dabar gyvenam tokiam pasauliu, kur nu, be jo tai niekur ir jeigu jūs dabar jo nenaudosit, jis tiek toli nueis, kad jūs paskui turėsit didžiulį trūkumą žinių bagažo ir bus sunku dasivyti. Dėl ko aš linkstu? Va čia va kolegė pasakojo apie dizainą, kad va kuria dizainus ir visai neseniai vienos kompanijos tokį girdėjau pasakymą. Žodžiu, jiems reikėjo reklamos su dizainu sukurtos, kad įsikeltų į Facebooką, Instagramą, kad kuo pritraukti daugiau klientų. Ir užsisakė pas įmonę, kuri padarytų tą reklaminį dizaininį paketą. Tai sakė, užtruko gal porą mėnesių, sumokėjo porą tūkstančių ir sakė, tą patį padarė su dirbtiniu intelektu, kur užtruko pusę valandos ir vėlgi ten pagal tuos visus rodiklius, kiek pažiūrimumas, paklikinimas, tai pasirodo, kad dirbtinis intelektas pranoko tą kartą šitas dizainerius. Bet čia yra labai laikinas dalykas, nes dizainui tai labai aktualu yra tas, kad žinoti tas tendencijas, kur mes dabar einam, ar ne? Įžvalgos, kas bus aktualu po mėnesio, po metų. Nu, dabar kaip dirbtinis intelektas, tai jo, tai čia po mėnesio labai greitai. Nes dirbtinis intelektas to neturi. Mes jam kažką užduodam, kažką paklausim, jis kažką mūsų generuoja, tai, ką mes paklausim, tą turim. Bet mes gyvenam pasaulyje ir mes turim matyti, kas dabar bus ant bangos, kas bus aktualu, kas reikalinga žmonėms. Tai aš dėl ko linkstu, kad mechatronika, dabar būtent dirbtinis intelektas, pats tas laikas stoti mechatroniką, nes prieš tai buvo sunkus modulis. Sunkus modulis, turėjai žinoti labai daug visko. Šiek tiek giliau papasakosiu. Dabar dirbtinis intelektas viską keičia ir viską jums padeda. Tai jeigu einam šiek tiek prie įvado, mano amžius, jisai toks dar dėkingas buvo, nes praėjau 3 etapus. Savo tėčio, tarkim, etapą, kai buvau mažas vaikas ir jisai vis kažką konstruodavo, darydavo ir aš būdavau tas, kur įrangius padavinėja, plaktuką paduoda, atsuktuvą paduoda. Ir aš mačiau, kaip mes kūrėm tos dalykus. Tai realiai ką kūrėm? Ką kaimynas turi, ką ten įmonė, kuri šalia mūsų ten miestelį turi. Ir mes iš tų žinių bagažo, mes kažką irgi darom. Kažką mes norim padaryti, einam pas save į garažą, žiūrim, o turim lentą, o turim vinį. Tai mes viską, ką konstravom, ką tėtis konstravo, o aš padėjau, tai iš to tik tai, ką mes matėm aplinkui labai lokaliai. Kai jau aš jau pradėjau dirbti po studijų inžinerijai, tai jau viskas, atsirado internetas, jau aš mačiau viskas globaliai, kas pasaulyje vyksta. Jau nesimokinau vien tik tai iš Lietuvos masto ar iš savo ten to miestelio masto. Aš jau mačiau, kas už jūros, kas Amerikoje. Galėjau, netgi produktus, kuriuos kūriau, tai kūriau netgi ne Lietuvos rinkai, o kūriau, tarkim, Vokietijos rinkai, visai Europai. Kas buvo sudėtinga, tarkim, mano tėčio laikais. Bet labai svarbus akcentas. O čia irgi netgi turiu nuotraukyti. Dažniausiai tyrimų ir plėtros skyriai būna kur nors įmonėse nukišti į patį kampą, į kokią palėpę, tam, kad kas nors, kai ateina, nepamatytų, ką mes kuriam, tos inovacijos, kad nepavogtų idėjos. Tai taip buvo ir man. Realiai dirbau 3. aukšte palėpiai, ten mūsų tokia įmonė, kuriam labai aukštos pridėtinės vertės produktus.
pirmam ir antram aukšte buvo įrengimai, CNC staklės, kurios gamino tuos produktus. Bet ir aš norėjau ten kažką pasigaminti savo ir neįmanoma buvo prieiti prie tų staklių. Jos visą laiką užimtos, apkrautos, pastoviai pilna užsakymų ir galiausiai noriu pasidaryti mažą detalytę, sako 500 eurų, kas yra labai brangu. Ir dabar jūsų laikas, dar pakol kas ir mano šiek tiek laikas, viskas yra jums po ranka, viskas yra pigu. Jūs savo namuose galite turėti spausdintuvą. Aš turiu. Aš kažką konstruoju, 3 minutės paleidžiu spausdinti, po valandos aš jau turiu detalę. Man jau nebereikia galvoti, iš kur man čia gauti, kažkur pasigaminti. Įvairių medžiagų, visko. Realiai, tą patį gamybos procesą, prototipavimą, kūrybos, dizaino, viskas atsirado ant jūsų stalo, viskas yra labai patogu. Kas anksčiau buvo labai sudėtinga. Jūsų kartai dar ateina dirbtinis intelektas, kuris vėl dar nuneša toliau viską, patobulina ir panašiai. Tai šiek tiek tada kalbant apie kas ta mechatronika, svarbu paminėti. Tai yra mechatronika sudaryta iš mechanikos, automatikos, elektronikos, informatikos. Būtų galima dar daugiau užskaidyti, bet čia toks supaprastintas. Ir kodėl mechatronika buvo prieš tai sunkus dalykas studijuoti, nes jums reikėjo viską žinot. Viską. Ir jeigu jūs visko nežinot, jums yra, jūs ne pats geriausias mechatronikas. Ir vėl, tada dar, jeigu kolegos pasakojo apie būtent kitus modulius, pavyzdžiui, mechanikos ar ne, jeigu jūs norėtumėt sukurti tokį įrengimą, kuris geležies rūdą kasa, tarkim, ir čia net palikime mechatroniką į šoną, elektroniką, jums reikia tik tai mechaninę dalį sukonstruoti, sumontuoti guolius, kažkokius milžiniškus ir panašiai, sugaudyti, kad viskas suktųsi, kad neklibėtų, bet kad suktųsi, kad nenukristų, bet, žodžiu, kad viskas gerai. Čia yra reikalų ministerija. Čia realiai kokius 3 metus dirbat, vieną ant to, vieną ant mechanikos, braižot, konstruojat, pilna iššūkių, pilna nuotykių. Brėžiniai mechanikos kaip atrodo. Automatikos inžinerija. Toks pavyzdys, kad, pavyzdžiui, šildymo sezonas prasideda ar ne, ir visiems turi namam pateikti šildymą. Tai ta nematoma pusė yra, kokia yra sudėtinga sistema, kuri valdo, kontroliuoja visus šiluminius mazgus, kad visus mus pasiektų, kad visa temperatūra būtų vienoda pas visus. Elektronikos inžinerija. Tai visus komponentai, kaip čia pasakyti, nenoriu kalbėti labai inžineriškai, kad nebūtų nuobodu. Tebūnė sensoriai ir laidai, ir informatika, programinimas, tarkim, jūs turite sensorių, norit, kad jisai pasakytų, kokia temperatūra yra, ir turite susiprograminti, parašyti kodą, kad jums tas devices veiktų. Ir dabar pasakysiu atvirai. Jeigu studijuosit mechatroniką, nebūsit geri nei informatikai, nemokėsit programuoti. Nebūsit geri elektronikai, ten yra kitas fakultetas elektronikos. Jeigu nori būti čipus gaminti, ten reikia studijuoti. Automatikos inžinerija. Jūs pagalvokit, dabar jums reikia iš centrinės būstinės paduoti šiltą vandenį į mūsų namus. Kiek yra mazgų, kiek yra visokių niuansų. Ir jūs turite viską apgalvoti, viską iki smulkmenos, kad kiekviena ligoninė, kiekvienas darželis gautų šildymą. Ir tai jums mechatronikui to nepavyks padaryti, kad jūs būtumėt labai geri. Mechanikos inžinerijoje, pavyzdžiui, tokį brėžinį aš būnu 2 savaitės darau. Darai, keiti, kol galiausiai padarai, kad siunti į gamybą, kad būtų pigu pagaminti, kad būtų pagaminama iš principo. Bet žavesys yra mechatronikos, kai dabar ateina dirbtinis intelektas, jums ir nereikia visko žinoti. Dabar prognozės yra dirbtinio intelekto tos, kad, gerai,
įprastas scenarius, korporacijos, įmonės korporacijos, valdomas, kuriuose yra 1000 žmonių, yra valdyba sudaryta iš tenai keliasdešimt žmonių ir tada valdo tą įmonę globaliai. Tai dirbtinis intelektas dabar prognozuoja, kad bus vienas žmogus, ir kuris sugebės valdyti visą korporaciją ir jinai generuos tas pačias pajamas. Tai tarkim, aš dirbu Vokietijos įmoniai, globaliu mastu dirbo didžiulė įmonė, aš net nepasakysiu, ten gal kokių 10 000 darbuotojų. Tai dabar dirbtinis intelektas prognozuoja, kad vienas žmogus sugebės tokią įmonę turėti. Ir visas pelnas, viskas yra tenka jum. Na ir atsakomybė, aišku. Tai kame yra žavesys? Tai nereiškia, kad jums nereikės mokintis, jums reikės dar daugiau mokintis, bet jūs mokinsitės, tarkim, mechanikos, ar ne? Kokios medžiagos yra, ką galiu panaudoti, metalas, aliuminis, ten dar kažkokios skirtingos medžiagos, automatika, ką gali tas automatikos robotas daryti, dažyti, surinkinėti, tą ir panašiai. Jūs turite žinoti tokį platų vaizdą, ką galima padaryti su tuo automatiku. Tada elektronika vėlgi. Anksčiau, jeigu aš norėjau padaryti kažkokį robotuką, tarkim šitokią mašinėlę, kuri važiuotų pirmin atgal, privažiavus prie sienų sustotų, man reikėjo kiekvieną jutiklį susilituoti, susiprogramuoti per informatikos šitą kodą. Dabar man nereikia. Aš nusipirku kaip Lego jutiklį, nusipirku ten variklį, sujungiu ir iš karto yra viskas man patogiai, kaip Lego sudėlioju. Aš net nelendu į vidų, man jau neaktualu lysti į vidų, į ten tuos visus mikroskemas. Kaip ir sakiau. Bet jeigu yra įdomu, čia ir sudėtinga iš tikrųjų, jeigu yra įdomu, tai yra kiti moduliai, yra būtent elektronikos inžinerija, informatikos inžinerija, kur galima tenai studijuoti. Bet mechatronika tai yra ne apie tai. Mechatronika yra apie platų mastą. Čia, pavyzdžiui, pateikiau telefonų pavyzdžius, vien dėl to, kad tai labiau aktualu ir jums labiau artima. Sakykit, kuris telefonas yra geriausias? iPhone'as. Koks? Veikiantis. Tai aš būtent šitą skaidrį įdėjau, jie visi geri, jie visi vienas turi kažką vienas, kažką kitas. Ir va čia va yra tas va, kas jį kūrė ir sprendžia, kaip jis atrodys. Ir šitoj vietoj jūs, būdamas va čia va per centrą mechatronikas, jūs kūrėt, kaip jūsų, tarkim, robotas atrodys, iš kokių mazgų jūs suimsit. Nėra vieno teisingo varianto, yra 100 būdų padaryti, 1000 būdų padaryti kažką. Ir jūs šitoj vietoj nelendat į pačias ten laidus, ten mikroschemas, litavimus ir panašiai. Jūs bendrai kuriat tokį kaip vaizdinį, kaip tas jūsų daiktas atrodos. Toks kaip inovatorius, entrepreneris, jūsų va tokia va vieta yra mechatronikos inžinieriaus. Ir va dabar sekantį va skaidrę. Būtent įdėjau tyčia visko Elono Musko. Žinot, čia neįmanoma nežinot. Mašinos, robotai, kas yra ant bangos ir SpaceX raketa. Ir čia yra viskas vieno žmogaus. Ir iš principo tai yra visos mechatroninės sistemos. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad tai va, yra vienas žmogus, jisai tikrai nežino, kaip ten tos elektronika iki galo smulkmenos veikia. Jis tikrai nemoka paimti ir suprogramuoti dabar to roboto, kad jis kaip tą koją jam paeit. Bet jisai visą turi, mato visą šitą vaizdinį ir jis sudėlioja. Aha, čia automatika, čia elektronika, čia informatika, čia reikia suprogramuoti, kad būtų tas. Ir tai yra mechatronika, tai yra, ką jūs darysit. Dar šiek tiek grįšiu apie šitos skaitės. Robotai. Dabar žinot, kad tai yra ant bangos. Tai visas technologijos, viskas daugiausiai eina į humanoidinius robotus. Kad fabrikuose jie pakeistų žmonės, kad nuo pačius darbus darytų žmonės. Ir dabar visi verčiasi per galvą, investuoja didžiulius pinigus, va, būtent, kad kas padarys geriau, kas padarys greičiau, kas padarys geresnį veikiantį ir greičiau paleis į rinką. Ir tas realiai laimės visą beveik rinkos dalį. Čia yra milijardai, ta prasme, investicijos šiuo metu vyksta.
kas mechatronika, ką jūs irgi čia pas mus būdami galėtume daryti. Tokia banali skaidrė, kas namie iš tų mechatronikos šiai dienai, tai kas turi robotų siurblius, tai čia yra labai geras pavyzdys robotų siurblys, mechatroninė sistema, skalbimo mašina, automobiliai, garažo vartai, fotoaparatas autofokusavimo. Tai ir čia mano paskutinė skaidrė. Dabar taip apibendrinant, kaip mano tėtį ribojo tai, ką jis matė, ką mes žinojom, ką mes galėjom sukonstruoti, mane ribojo tai, kad man kainavo brangiai pasigaminti. Jums dabar reikia visus šitos ribojimus pamiršti. Jau yra taip technologijos išvystytos, jos yra taip prieinamos, kad jums tiesiog reikia išgryninti idėją, pamiršti apie visus įgyvenimus, pagaminamumus ir panašiai. Jums dabar kartos yra svarbiausia idėja ir ko jūs norit, koks yra žmonijos pritaikomumas ir panašiai. Nes visi įrankiai yra. Plus, dirbtinis intelektas neša viską ant bangos, tai jums net nebereikia jau galvoti apie tos smulkmenas, niuansus. Jums reikia dirbti ties savo idėją. Tai, o mintis dangus neriba, kaip mums sakė, aukščiau tik dangus, nes kaip ir technologijos buvo, bet jos brangios, bet iš principo galėjai padaryti bet ką, nu tai jums jau dabar jau viskas raunat į kosmosą ir gyvenat kosmose, darot, ką norit. Ir čia paveiksliukas irgi netoks jau baisiai utopinis, taip kaip juda pasaulis dabar, čia gal 4 metai, nu gal ne Lietuvos vėliava, bet galbūt prisidėsit prie šito, kad kažkas jau tenai ir bus. Šiaip labai norėčiau klausimų.